Sveiki, sveiki. Mano vardas Lolita Verdi, aš esu vedų astrologė ir mes jau kalbėjome su jumis apie tai, kad užtemimai yra svarbus laiko taškai, į kuriuos tikrai verta atkreipti dėmesį. Ir ankstesnėme vaizdo įraše aptarėme artėjantį rugpjūčio 28 dienos mėnulio užtemimą, jo energijas ir galimus pasireiškimus. Ir šiandien aš noriu pakalbėti, kaip ir žadėjau, apie praktikas, kuriuos padeda sąmoningiau pereiti užtemimo koridorių. Svarbu tai, kad šios rekomendacijos nėra skirtos tik šiam konkrečiam laikotarpiui. Užtemimo laikotarpiai paprastai pasikartoja 2 kartus per metus, kartais būna net ir 3. Todėl supratę pačią sistemą galėsite ją naudotis ir ateityje. Žinoma, kiekvienas užtemimas turi savo temą, savo energetinius akcentus ir savitus niuansus, tačiau bendri principai padedantis pereiti šį laikotarpį ramiau, sąmoningiau, iš esmės yra tie patys. Ir šį kartą mėnulio užtemimas vyksta žvaigždynė. A, Šio žvaigždyno energija, kaip ir kalbėjau, ir vienas iš simbolių yra tuščias ratas. Todėl itin svarbia šio laikotarpio tema - nunulinimas, senų atgyvenusių programų paleidimas, nereikalingų prisirišimų atsisakymas ir vidinis liktai erdvės išlaisvinimas tam, kas iš tiesų yra jūsų. Taigi labai rekomenduoju šį laiko tarpą praleisti būtent su tokia intencija. Pirma praktika tai galėčiau pasiūlyti informacinė tyla ir vidinių resursų atkūrimas. Ką tai reiškia praktiškai? Pirmiausia, užtemimo koridoriuje, kaip mes ir kalbėjom, verta sumažinti išorinį triukšmą, mažiau skaityti nerimą keliančias naujienas, mažiau įsitraukti į svetimas dramas, konfliktus ir skubotus sprendimus. Ir vietoj to skirkite daugiau laiko tam, kas jūs iš tikrųjų ramina ir atkuria vidinius resursus. Ir jeigu jūs nežinote, kas jūs ramina, čia yra tada laikas sustoti, paklausti savęs, kodėl taip atsitiko. Ir vis dėlto atrasti, kas čia ir dabar man padėtų jaustis saugiau ir harmoningiau. Aš galėčiau rekomenduoti skaityti prasmingas knygas. Ir jeigu jūs nežinote, tai mano mokytoja viena iš geriausių astrologų pasaulyje ir dvasinio mokytojo Rami Black knygos yra išverstos į lietuvių kalbą. Taigi matysite po video nuorodą, kur galima su knygomis susipažinti. Būkite gamtoje, gamta tikrai duoda mums resursus, kiekvienam. Klausykite tylos. Tai labai labai gera praktika žmonėms, kurie gyvena vakarų pasaulyje. Išeikite vakare, kur nors raskite vietą atokiau nuo triukšmo ir tiesiog pabūkite tyloje. Medituokite, melskitės arba užsiimkite tuo, kas iš tikrųjų jūs domina ir pripildo energiją. Kartais mums atrodo, kad reikia kažkokių ypatingų praktikų arba sudėtingų ritualų, tačiau iš tiesų prasminga praktika gali tapti bet koks jūsų kasdieninis veiksmas, jeigu į jį įdedate sąmoningą intenciją. Pavyzdžiui, vandens gėrimas su intencija grįžimas į save. Kiekvieną rytą, manau, dauguma žmonių pradeda nuo vandens. Ir galite tai padaryti mechaniškai, automatiškai, o galite trumpam sustoti, paimti stiklinę į rankas ir mintise pasakyti, tegul iš mano gyvenimo pasitraukia tai, kas svetima, ir lieka tai, kas iš tiesų yra mano. Tegul pasitraukia tai, kas jau atgyvena, ir lieka tai, kas padeda man augti. Ir aš manau, kad dauguma žino, kad vandenį galima programuoti, bet žinoti yra viena, daryti ir naudotis žiniomis yra visiškai kita. Ta pačią intenciją galima įdėti į rytinį dušą. Kai atsistojate po vandeniu, įsivaizduokite, kad jis nuplauna svetimas mintis, susikaupusią įtampą, nereikalingus išgyvenimus ir senas vidinės programas. Galite tuo metu savo viduje sakyti, aš paleidžiu, bet ne tik sakyti, bet jausti, labai svarbu jausti. Aš paleidžiu tai, kas man nebetarnauja. Aš leidžiu vandeniui nuplauti tai, kas svetima ir grįžtu į save. Bet kokia praktika be įsijautimo, jeigu jinai daroma tik mintise, mentalinėme lygmenyje, jinai neturi tiek galios. Todėl per užtemimo koridorių labai gerai eiti irgi į pirtį, nes tai yra ir kūno, ir vidinės erdvės apsivalymas. Ir šiluma padeda atsipalaiduoti, pats buvimas pirtyje gali tapti irgi gilesnė paleidimo praktika. Ir dabar tikrai yra daug meistrų, kurie veda tokius gilius pirties ritualus ir ten irgi paleidimo praktiką galima daryti.
Paleidžiu viską, kas atgyvena, leidžiu pasitraukti tam, kas man nebereikalinga. Aš, pavyzdžiui, tai deklaruoju kas kartą, aš 2 kartus per mėnesį važiuoju į pirtį, taigi darau šią praktiką kas kart, kai po pirties einu maudytis į ežerą. Sąmoningas pasivaikščiojimas. Net kasdieninis pasivaikščiojimas gali tapti paleidimo praktika. Jeigu turite įprotį vaikščioti, galbūt kasdien nueinate tam tikrą atstumą arba siekite 10 arba 20 tūkstančių žingsnių, prieš išeidami trumpam sustokite ir paklauskite savęs, kokią prasme šiandien suteikiu šiam pasivaikščiojimui. Ir vėlgi galite deklaruoti, eidama šiuo keliu, paleidžiu senas, atgyvenusias konstrukcijas. Paleidžiu programas, kurios man nebereikalingos. Su kiekvienu žingsniu grįžtu arčiau savęs. Nereikia užrašinėti, nereikia prisiminti formuluotės, bet galima, jeigu norite, bet iš esmės reikia pasakyti iš širdies. Vėlgi, ne per protą, kad jūs atsimenate ten šiuos sakinius ir kartojat iš širdies. Taip, ir kada jūs einate, jauskite. Jauskite, kaip senos programos, kaip, nežinau, kažkokios lygos išeina. Ir jūs tampate laisva. Tai yra svarbiausia dalis. Tikslas, kodėl aš tai darau, prasmė ir po to pojūčiai. Taip pat labai galinga praktika namų ir asmeninės erdvės išlaisvinimas. Tai nėra tik paprastas valymas, mechaninis daiktų dėliojimas. Tai vėlgi yra ne apie tai. Yra apie sąmoningą savo erdvės peržiūrėjimą. Užeikite į kambarį, sustokite ir ramiai apžvelkite visą erdvę. Tada paklauskite savęs, kas šioje erdvėje nėra mano. Paklauskite ir jauskite. Tai nereiškia, kad daiktas jums nepriklauso. Klausimas apie ką kitą. Kas šioje erdvėje atitinka jūsų, jau nederinasi su jumis, kas energetiškai nėra artima man. Galbūt tai dovana, kurios niekada nemėgote, bet laikėtės iš pareigos. Galbūt daiktas, kurį nupirkote paveikti reklamos marketingu, galbūt kažkas, kas puikiai tiko kitam žmogui ir jūs tai nupirkote irgi ir galvojate, kad tiks jums, bet netiko. Mes dažnai prisipildome daiktų, sprendimų, net kažkokių idėjų, kurie nėra mūsų. Todėl taip galima apžvelgti kambarį, leiskite savo dėmesiui sustoti ties tuo, kas kelia vidinį neatitikimo jausmą ir paimkite tą daiktą į rankas, padėkokite jam, kad jis tarnavo, kad jis buvo su jumis ir paklauskite savęs, ar aš pasiruošusi tai paleisti. Ir jeigu jaučiate, kad taip, nuspręskite, ką darysite. Galbūt daiktą kažkam padovanosite, gal atiduosite kitam žmogui, kuriam jo reikia. Aš labai daug daiktų nešu į dėkui stotelę. Galbūt tai daiktas, kuris jau tikrai atgyveno savo ir jį galima tiesiog išmesti. Nuspręskite. Ir svarbiausia yra ne pats atsikratymas daiktų, o vidinis supratimas. Aš atlaisvinu vietą tam, kas iš tiesų atitinka mane. Ir tą patį galima padaryti su drabužiais, knygomis, kosmetika, kvepalais, kitais daiktais, kurių namuose yra daug. Kiekvienas dažniausiai turi savo kaupimo sritį, vieniems, kaip ir minėjau, tai drabužiai, kitiems kosmetika, knygos, papuošalai, interjero detalės. Todėl paklauskite savęs, kokių daiktų mano namuose yra per daug. Ką aš kaupiu iš įpročio prisirišimo, kalties jausmo, baimės, kad kada nors prisireiks juodai dienai. Taip, gali būti. Tai gali būti net ir grikiai. Pas kažką gali būti labai daug maisto atsargų. Žiūrėkite visus šiuos daiktus po vieną ir paklauskite, ar tai vis dar mano, ar šis daiktas atitinka mane šiandien, ar jis palaiko mano dabartinį gyvenimo etapą, ar tik primena tai, kas jau pasibaigė. Taigi, taip, tvarkymasis tampa ne vien namų valymu, bet ir sąmoningu atsisveikinimu su tuo, kas tiesiog užima vietą jūsų gyvenime. Galima padaryti kelias praktikas būtent užtemimo momentu. Primenu, kad užtemimas vyks rugpjūčio 28 dieną ir pikas bus ryte 7:12 min. Taigi apie tą laiką galima padaryti keletą praktikų. Viena yra šamanų praktika, kai jūs surandate ploną šakelį, pridedate prie lūpų, įkvepiate iš pradžių daug oro, pridedate prie lūpų ir su kiekvienu iškvėpimu įsivaizduokite, kad perdodate jai savo baimės, savo nerimą bei visą tai, kas jūs slegia dabar.
Ir jūs vat, iškvepiate ir jaučiate, kaip viską atiduodate šakeliai. Neskubėkite, galite padaryti kelis tokius iškvėpimus. Stebėkite, kokie jausmai kyla, leiskite jausmams pasireikšti ir kai pajusite, kad viską jau perdavėte, saugiai ją sudeginkite. Paleiskite, vat, ir jauskite tą paleidimą. Stebėkite liepsną, įsivaizduokite, kaip kartu su ją sudega tai, kas jau esate pasiruošusi paleisti. Ir pabaigoje galite kelis kartus giliai įkvėpti, iškvėpti, pajusti savo kūną, galbūt daugiau lengvumo, ramybės atsiras, galbūt kūnas kažkaip pats norės užbaigti šitą praktiką per tam tikrus judesius, leiskite. Toliau jūs galite taip pat užtemimo momentu paimti lapą, popieriaus lapą ir pagalvokite irgi, jūs galite surašyti tai, ką norite paleisti iš savo gyvenimo. Rašykite labai sąmoningai, nes geriau rašyti tam tikras charakterio savybės, baimės, įtampas, įsitikinimus, mentalinės konstrukcijas, kažkokius svetimus lūkesčius. Bet labai atsakingai žiūrėkite į šią praktiką, nes jūsų intencija neturi pažeisti kito žmogaus laisvos valios, negali būti nukreipta prieš kitą žmogų. Rašykite tik apie tai, kas priklauso jūsų vidiniam pasauliui, jūsų pasirinkimams ir tam, ką jūs patys iš tikrųjų esate pasiruošę paleisti. Todėl, kad tai, kas padaryta, pasakyta užtemimo momentu, jau ne kartą minėjau, kažkaip pakeisti bus labai ir labai sunku. Irgi tą lapą sudeginkite. Ir irgi stebėkite, kaip ugnis pamažu sunaikina užrašytus žodžius ir mintise leiskite savo atsisveikinti su tuo, kas ten buvo užrašyta. Taip pat labai gera praktika užtemimo periodui skirti dėmesį ryšiams su žmonėmis, kurie jau nebėra jūsų gyvenime, tačiau viduje vis dar jaučiate, kad tas liktai ryšys egzistuoja. Galbūt dažnai prisimenate kažkokį žmogų, nors santykiai jau seniai baigėsi. Ir kiekvieną kartą prisiminus atsiranda nemalonus galbūt jausmas. Susispaudimas, kūne, galbūt nuoskauda, kaltė, pyktis, vidinė įtampa. Dažniausiai tai yra ženklas, kad ši istorija jūsų vidinėme pasaulyje dar nėra užbaigta. Energetinėme lauke tas ryšys yra pakankamai stiprus. Žinoma, ne kiekvieną ryšį reikia paleisti, taip, jeigu tie prisiminimai yra jums malonus, pripildyti meilės, dėkingumo nereikia, bet kai kas eina galbūt tokiu keliu, kai nori paleisti visus prisirišimus, čia jau kiekvienas sprendžia savarankiškai. Labai naudinga būtent šią praktiką, kurią tuo jums perduosiu, daryti su buvusiais partneriais, galbūt kur buvo meilės, intimus ryšys ir tinka tiek vyrams, tiek moteriams. Taip pat galima dirbti tokiu būdu su likusiais ryšiais po bendravimo su kolegomis, su kitais žmonėmis, su kuriais patyrėme nemalonus išgyvenimus. Taigi, kaip ją daryti? Leiskite savo nusiraminti, taip įeiti, kas moka į alfa būseną, atsipalaidavimo būseną ir savo vidinėme ekrane įsivaizduokite žmogų, su kuriuo dirbsite. Kartais būna sunku vizualizuoti, tai pakanka žinoti, kad liktai to žmogaus fantomas, energetinis fantomas yra prieš mane, taip. Ir mintise paprašykite erdvės, pasąmonės parodyti, kaip atrodo ryšys tarp jūsų. Ir tas ryšys gali atrodyti labai labai įvairiai. Galbūt kanalą pamatysite, gal siūlą, gal medį, gal šviesą, gal kažkokį simbolį, gal duobę, nesvarbu, kaip jis atrodo, nes nėra teisingo ar neteisingo vaizdinio. Tiesiog pastebėkite, kas iškyla ir tada deklaruokite, pasakykite, bet svarbiausia jauskite. Dėkoju tau už viską. Prašau tavo atleidimo už viską. Atleidžiu tau už viską. Ir po šių žodžių įsivaizduokite, kad iš viršaus leidžiasi dieviškoji šviesa, meilės energija ir leiskite šiai ryšiai būti meilės energijoje. Arba kad nusileidžia taip ir kaip apgaubia tą jūsų ryšį. Ir čia nieko nereikia ten nutraukti, išplėšti, kirpti ir taip toliau. Tiesiog pakvieskite dieviškąją meilę į šią erdvę, stebėkite, kas keičiasi. Jūsų užduotis tik stebėti. Ir tas ryšys gali keistis, gali nesikeisti, vėlgi jokių lūkesčių, jokių tikslų. Stebėkite, kas vyks ir stebėkite savo vidinius pojūčius.
Kada tas ryšys ištirps, jūs tikrai pajausite. Bet priklausomai nuo to, koks stiprus tas ryšys, galbūt šią praktiką reikės kartoti ne vieną kartą, bet per užtemimo koridorių, kada energijos būtent yra paleidimo, tai galima padaryti daug greičiau ir efektyviau. O su kažkuo gal per vieną kartą iškart, jeigu tie ryšiai buvo emociškai netokie stiprus, tai jūs galite per vieną kartą ir nemažai ryšių išgydyti, paleisti. Taip pat primenu apie praktiką, kaip harmonizuoti santykius su tėvais. Kaip tik užtemimo koridorius irgi tinkamas šiai praktikai, ypač jeigu juose santykiuose liko skausmo, nuoskaudų, neišsakytų pretenzijų ir nesvarbu, ar tėvai dar šiame pasaulyje, ar jau iškeliavo. Mano YouTube kanale yra video apie šią praktiką, kaip daryti, ir ji parengta remiantis mano mylimojo mokytojo Rami Black metodu. Ir ypatingai vat, per užtemimo dieną, nes mėnulio užtemimas, o mėnulis simbolizuoja mamą, kažkas gali pradėti šią praktiką, būtent mamai, ir nes šio užtemimo energija yra nunulinimo energija, galima praeiti giliau. O jeigu jūs šią praktiką jau esate atlikę, galite prie jos sugrįžti dar kartą raštu, viską pakartoti per užtemimo koridorių arba parašyti užtemimo dieną, ir tai irgi turės įtaką. Taip pat mano YouTube kanale yra nemažai meditacijų, po šio video aš paliksiu nuorodas, ir šitos meditacijos irgi galima drąsiai daryti užtemimo koridoriaus laikotarpį. Jeigu jums įdomus tokio pobūdžio video, nepamirškite prenumeruoti mano YouTube kanalą ir paspausti patinka, kad daugiau žmonių galėtų pamatyti šį video. Dėkoju Jums. Jeigu Jums reikalinga asmeninė konsultacija pagal vedų astrologiją, rašykite man.